Taigi, sveiki mėlyjeji, čia aš Artūras, su jumis Trading Inkubatorius ir pabandysim šiandieną pasižiūrėti, kas vyko rinkose ir kas galbūt galėtų nutikti ateityje. Čia mes po ilgos pertraukos, vasarą neprekiavom, beveik galima sakyti, ilsėjomės ir dabar tai sugrįžom jau darbus. Pabandysim, iš tikrųjų labai įdomus marketas paskutiniu metu. Jau matėt, kad buvo didelių judesių. Pabandysim iš tikrųjų pasižiūrėti, kas čia maždaug nutiko ir ką būtų galima tikėtis ateityje. Turiu parinkęs kelias poras, kur man tokios truputėlį atrodo įdomesnės. Tai yra euras GBP, pirmas variantas. Dar su kolega čia iš pradžių mes pardavinėjom jį. Paskui atkreipiau dėmesį į šitą manipulaciją, kuri buvo savaitiniam grafike su 0,700. Tai po šitos manipulacijos jau iš tikrųjų galima sakyti, buvau įsitikinęs, kad kaina kažkurį tai bent laiką važiuos aukštyn ir taip iš tikrųjų ir nutiko. Kol kas pardavimų šitai porai apskritai nematau. Aišku, čia yra 7500 šitoje vietoje ir manau, kad jį vis tiek bandys šitą kainą pasižiūrėti. Tai euras kaip ir turėtų svaro atžvilgiu stiprėti, nelabai čia tos logikos yra, bet jos dažniausiai markete nebūna. Kalbu tik ties iš techninės pusės. Tai su eurų GBP matau tokį variantą dieniniam grafike. Čia buvo savaitinis grafikas. Dieniniam grafike sunku jam yra prasilaužti per šitas viršūnės. Aišku, ir kol per jas neprasilaužė, pirkimų geriau nedaryti, yra 7400. Jau iš praeities žinom, kad šitoje vietoje buvo irgi čia sumanipuliuota, dieninė žvakė tokia pati kaip ta rodžio prieš tai buvo savaitinė apačioje, tai čia tas pats lygiai buvo su dieninė žvakė sumanipuliavo. Bet kokiu atveju visą laiką nugalėjo meškos ir dabar jeigu buliai prasimuštų kažkur čia į viršų, būtų galima ieškoti iš tikrųjų gražių pirkimų, kaip aš sakau, banga galėtų šiek tiek užsitęsti. USD ir Kanados doleris matau tik tais pirkimus kol kas. 1.3500 vieta, į kurią labiausiai atkreipčiau dėmesį, tai trumpuoju periodu, manau, čia tikrai galima šitą vietą būtų pasiimti. Čia savaitinis grafikas yra, bet to kol kas visos žvakės tik tai žalios ir tol, kol niekas nepardavinėja, tol iš tikrųjų reikėtų pirkti, nors ketvirtadienis iš tikrųjų atrodė lygtais išsipardavė ir penktadienį vis tiek visi matom išsipirko. Tai tas pats variantas, matėm, čia buvo, tas pats maždaug toks pat variantas čia buvo ir visur kitur. Tai kol kas, manau, pirmi tikslai turėtų būti prie 1.3500 ir šitai porai manyčiau, kad tik tais turėtų būti tik tais pirkimas. Australas ir USD čia mūsų tokia ilgai laukta pora, 76 pramušti savaitiniam grafike ir tai jau yra iš tikrųjų pakankamai stiprus ženklas, kad ir toliau galim važiuoti į apačią, bet yra dar toksai 7.00. Aišku, čia jau užsidarė apačioj to 7.00, bet čia lygiai taip pat kaip ir bet kur kitur būna, kaip ir prieš tai rodžiau, gali būti tiesiog manipulacija padaryta šitoje vietoje ir dar sušokti viršų viskas, bet kad tai bus iš tikrųjų, čia turėtų nemažai turbūt šaibų kažkas, tai mes, kad Australą pakeltų prieš dolerį. Šitoj poroj kol kas susilaikyčiau, galbūt dieniniam grafike raščiau kažkokių tai pardavimų nedidelių. Žiūrėsim. Aišku, čia buvo tobuli pardavimai šitoje vietoje, bet čia mes nepasinaudojom jais. Dabar tie 7.00, o kaip tik buvo pramušti. Jeigu pirmadienis užsidarytų vis tik tai dar žemiau tos 7.00 kažkur tai čia arba dar žemiau, tai galbūt būtų galima ieškoti kažkokių tai pardavimų šitai porai. New Zealand ir USD, čia jau kaip minėjau metų pradžioje, tai čia kaip sakau metų pora, čia reikėjo tik parduoti metų pradžioje 2015 ir visą laiką eiti su trendu į apačią. Priartėjom iš tikrųjų irgi, dar čia mano seniai pažymėta zona yra, tai priartėjom prie tos vietos, kur aš būčiau atidesnis
Ir savaitinė žvakė, matom, irgi užsidarė iš tikrųjų pakankamai didelį, raudoną. Tai jeigu manipuliacijos tokios pačios kaip ir būna neišpaišys kažkur, tai tikriausiai ir toliau važiuosim šitą porą į apačią. Dar 600 laukia, bet kokiu atveju, manau, magnetas yra 600. 600, čia tiesiog ne 600, atversim dieninį grafiką. Matom, kad penktadienis iš tikrųjų buvo ketvirtadienis, trečiadienis, antradienis, pirkėjai dar kažką čia bandė daryti ir galiausiai penktadienį pardavėjai vėl padarė tai, ką reikia padaryti. Tai šitoj poroj įsivaizduoju pardavimus. Euras ir Japonijos jena. Euras USD nelabai tikiu kol kas į kilimą. Euras Japonijos jena irgi matau, kad čia savaitiniam išsiparduoda viskas stipriai. Ir visos tos vietos jau yra padarytos. 1,330 berods. Pažiūrėsime į dieninį grafiką. Dieniniam grafike tos paskutiniais vadinamos apačios iš tikrųjų yra sumuštos, aišku, čia buvo toksai nesusipratimas, gal čia ir nėra toksai jau pakankamai tas lygis stiprus, nes čia jį labai daug kartų buvo prasimušę. Pirkimų kol kas tikrai nėra, vėlgi reikėtų žiūrėti, kaip pirmadienis elgsis, jeigu vėl užsidarinės vis tiek kažkur tai žemiau žvakį, žemiau praeitos savaitės žemumų, galbūt ne čia kažkur, bet kokiu atveju ieškoti tik tais pardavimų. Toliau žiūrėsim Kanadą ir Japonijos jeną. Kanada, Japonijos jena. Jeigu pamenat, tai mes dar čia gerokai anksčiau pardavinėjom. Čia pardavinėjom, lygtais aš pamenu šitą porą, dabar tais irgi iš tikrųjų pramušė visas šitas vietas ir stipriai labai pramušė. 90, manau, yra svarbi vieta ir dabar tais, jeigu apačio 90 užsidarinės, bet kokiu atveju irgi, manau, galima pardavinėti jeną. Jena iš tikrųjų stiprėja, bet kokiu atveju prieš daugelį porų jena stiprėja. Svaras ir USD. Čia netikėta kai kam buvo, kai kam gal tikėta. Didelė čia buvo manipuliacija dieniniam grafike, čia savaitinis. Čia tiesą sakant 1,500 magnetas, manau, yra pakankamai didelis. Aišku, dabar dar gali pakibti ant šitų vietų, nes blogiausia, kad šitą savaitinį žvakį neužsidarė žemiau šitų vietų. Tai pažiūrėsim, kaip iš tikrųjų dieniniam grafike elgsis pirmadienį ir antradienį kaina. Nes tikrai gražus labai išpardavimas. Dažnai iš tikrųjų būna tokia didelė jėga, paskui tokie mažos jėgos, paskui būna šita žvakė irgi dažnai manipuliacinė, sekanti būna atgal ir dar kažkiek tai koreguojasi, tarkim, į viršų. Tai šiuo atveju reikėtų, manau, šitą porą aš tai asmeniškai lūktelčiau, nors 1,5 magnetas tikrai įmanomas. Pirkimų kol kas tikrai nėra, tik tais pardavimai. Euras ir Australijos doleris, toks bardakas, čia sustojo gražiai, iš tikrųjų išpaišė galvą, pečius, galva, pečiai pelningiausiai formuoti yra. Ir jinai šiuo atveju labai sėkmingai veikia, toliau daro aukštesnės viršūnės. Dabar sustojo ties 50 fibo, nes čia yra aukščiausia vieta, čia yra žemiausia vieta, reiškia, trendas mūsų yra į apačią. Visa šita vieta yra tik tais korekcinė vieta, tai ta korekcija gali tęstis arba iki 50 fibo, arba iki 60, arba iki 70, tarkim, tenais 6 ar 4. Tai kol kas sustoja esam ties 50 fibo. Čia savaitinė žvakė yra, uždėsiu dieną, pažiūrėsim. Uždėsim dieną, pažiūrėsim, matom, kad yra 1,6000, kur nenoriu sudarinėti žemiau kainoje. Ir jeigu pirmadienį dar kažkas čia užsidarys aukščiau, manau, pirkimai dar gali tęstis ir iki 61 fibo.
kur būtų 1,7500 kaina. Tai čia tikrai dar daug erdvės kilti. Čia techniškai tiesiog apžvelgim, aišku, gali būti viskas visai kitaip. Taigi šiam kartui tiek. Pasakysiu, kad dabar tai jau pastoviai darysim, kiekvieną sekmadienį apžvalgas darysim, tiek įdėsim video apžvalgas, tiek aprašysim su grafikais įdėsim, pas mus ant puslapį gali atrasti. Palinkėsiu visiems kuo atsargiau prekiaut, nedidint lotų, mažint kuo įmanoma daugiau riziką ir svarbiausia neskubėt. Tai kol kas iki ir pasimatysim ateinančią savaitę.